Labas rytas, šiandien 4 berods diena, paskutinė treniruočių diena. Laukia pagrindinis kanalas, tai Daina jaudinasi, bet žiūrėsim, manau, kad tikrai susitvarkys. Ir ką, viena šiandien rimta treniruotė ir nuo ryt varžybos, tai mums ryt laisvadienis, o šeštadienį, sekmadienį varžybos bus. Ir tada į Slovėniją. Tai va, oras šiandien gražus. Mašiną sutvarkė, nes bardakas buvo. Tai va ir ką, žiūrėsim, ką šiandien dieną mums gero pasiūlys. Pasimatysim prie upės. Nu, šiandien paskutinė treniruočių diena. Turi pagrindinis kanalas veikti. Daina labai nekantrauja, žiauriai nori plaukti. Taip? O kaip mama? Bijo, jaudinasi? Nu, nekantrauja irgi žiauriai. Galima taip. Va, bus matyt. Labai baisu. Nebijo, gerai plauki, viskas tvarkoj. Va, žiūrėk, eina pro kraštą ir va, ir nunešė ramiai. Ir viskas, ir su tuo kraštu per žalius kartu. Ir va ten į tą bačkelę. Nu, pabaigėm treniruotę, biskį rankos dreba. Nu, kaip savijauta po treniruotės? Nepatiko. Nepatiko, tai kai sakai patiko? Nepatiko. Sakai, vėl važiuosim čia. Kanalas, bet ne treniruotė. Okei. Va taip reikia su šitais dirbt sunkiai. Atvarėm į centrą mašiną, prekybos centre pasistatėm, bet nežinom, ar gausim pasimti atgal. Žiūrėsim, kaip čia seksis.
nuotykiai prasideda. Be parkių, kaip sakant. Nu, kažkaip sakė, lysim po vartais, jei ką. Jeigu ką, Jo. kaskadininkų triukus. Nes pardėje užsidaro 8, o parkingas 10, tai vat galvojam, kaip čia tik pavyks mums viskas. Šiandien ekskursija po centriuką, tai va, biškį atėjom pasižiūrėt, kas kaip. Va, kaip gražiai žmonės čia gyvena. Pasiruošę. Nu, kadangi kranistas, tai reikia ir kranus filmuoti. Va, koks geras. O, tai patiktų su tokiu dirbti, tai ne mano senukas. O. Ar čia mato? Nu va, mašiną atgavom, neužrakino mūsų, grįžom namo. Baigėsi diena iššūkių, nuo ryt varžybos. Tik mums poilsis, mums šeštadienį, sekmadienį. Tai ar pasiruošus? Labai noriu. Toj lemūrai. Ai, nu į zoologijos sodą vaikus reiks vežti. Labas rytas. Kuri šiandiena? 5 jau čia, ne jau? Jo. Kelionė 6, 5 kaip čia. Paskutinės treniruotės, ryt varžybos. Šiandien kur eisit? Lemūrų. Į zoologijos sodą varysim. Nu ką, žiūrėsim, ką daugiau čia šiandien nuveiksim. Nu ką, vyksta kroso treniruotės. Dažnai ir stumdosi va iki tų vartų. Kodėl jie visus irkų daužė? Ką?
betono, tai ir... Viskas baigėsi treniruotės. Rytoj varžybos ir poryt po plaukimą. Ir ką, judėsim į Slovėniją. Tai va, šiandien visai nieko treniruotė. Biškį Daina prastai jaučiasi, apsirgo turbūt, bet gal varžybose pavyks startuoti. Tai va. Ką, šiandien varysiu į zoologijos sodą. Aš nevarysiu, pailsėsiu prieš varžybas, pamontuosiu video reikia, nes nieko nespėju. Tai va. Savaitė gera treniruočių praėjo, dabar žiūrėsim, ką varžybos parodys gero. Va tiesiu laivu ir matai numeta tiesiog į tuos vartus realiai. Nu ir praėjo 5 diena, ryt varžybos, trasą sakė išmoko, ore. Labai gerai sakė pavarys rytoj, aš taip bijau, man nepaeis kažkas tikrai. Tai va, ką varom namo, ryt varžybose pasimatysim. Ankstokas rytas, bet ką, einam apsižiūrėsim trasą dar ir ką eisim apšilimo daryti. Jaudinuosi, gal labiau dėl Dainos, nei dėl savęs, bet ir dėl savęs nėra ramu. Kaip čia susitvarkysiu. Trasa kaip ir nesunkiai atrodo, viskas aišku. Bet šitam kanale būna siurprizų visą laiką. Vanduo padaro. Tai bus matyti. Rytas, tuščia dar. Keistas, sportininkų nematau dar. Kažkaip aš čia toks ankstyvas vienas. Taigi reikia ir apšilt ir viską. Ar šitam gal kas treniruojasi? Ne, nieko čia nėra. Laivų gamintojas vienas yra atvykęs. Laivelių galima nusipirkti, išbandyti. Gražus rytas, gaivus. Bet gerai, reikia į trasą pasimokinti dar. Ką pasimatysim prie starto linijos. Nu, kaip nuotaika? Ne kažką. Po plaukimo už tai euforija bus didelė. Ir eisim laivą pabandyti reikės. Da bin ich ungefähr 20 Grad Center. Dann spürt sich nicht auf dieser Laterne stark. Dann, während ich da drunter fahre, bin ich auch auf Regen. Und sobald ich hinter diesem
Ja, die Leipzig hat sich zurückgekämpft bis Top 2. Hat trotzdem etwas Probleme, bis rüberkommt zu Tour 3. Aber hier ist auch wichtig, nicht aufgeben. Für junge Athleten einfach Erfahrungen sammeln. Auf den nächsten Tag blicken, auch wenn es mal nicht so läuft. Gerai, nepaleis kampo. Ramiai, kampo, nepaleis kampo. Ja. Aber hier ist es normal. Einam papietausim, taip, jau biskį atsigavai. Mama. Atsigavo. Einam pavalgysim, o man tada finalas. Bijau. Truputėlį jėgas atgaunam. Aš jau suvalgiau sumuštinį. Bet va, kaip godžiai valgo. Pavargo, dirbo gerai. O kas nedirba, tas valgo. Tik va sūrį pametė skanų. Ai. Va tai va. Papietaujam, o man tuoj plaukt reiks eit ruoštis. Būt gerai tai pačiai suplaukt bent jau. Prašiau, kad nebūtų. Nu ką, suplaukėm, pagerinau biskį, čia pakilau. O dabar atvažiuojam Dainutę į zoologijos sodą veda mama. Ko ten ieškosim? Lemūrų. Ai, lemūrų. Lemūrų. Okei.
gal net tėti. Nu ką, paskutinė diena Augsburge, sekmadienio rytas, 8:15 startas man, Dainai vėliau ir suplaukia ką, važiuosim į Slovėniją. Vėl kirba pilve kažkas, nedrąsu, bet nu nieko, vakar labai gerai pavyko, tikiuosi šiandien bent panašiai kažkas bus. Aišku, norisi papult, bet geriau nepapult, greičiau išvažiuosim, paskui lauk žmonės. Nu ką, 7 dienos rytas, ankstus sekmadienis, valandos startas. O pilvukė vėl kažkas ten nerimauja, kirba, virba. Anzugreifen. Dann alles mit Bodenschlägen. Tor 7 auch sehr schön. Ja, man sieht, dass man hier einfach bei der Kategorie Herren ist. Wir haben hier Mauer, das sind Vollgas. Später sehen wir noch viele auch, die erst unter 14 noch sind. Also da sieht man Nu ką, pirmas plaukimas, vėl į pusfinalį patekau, ne, čia finalas. Tai šį kartą 13 numeriu. Tai va. O Daina testuoja laivus. Va ten plaukia raudonų šalmų. O čia mama susirūpino, žiūri, kad vėl daug pinigų kainuos laivas. Ne, dar nepirksim, turim gerą ir taip. Da ist schon der nächste Fahrer gestartet und der startet mal neu. Im oberen Teil der Strecke hat er ein paar Schwierigkeiten gehabt, ist jetzt aber sehr gut im Rennen angekommen. Nu ką, baigėsi varžybos, finale pakilau, tiksliau pakritau į 15 vietą, bet nieko baisaus. 2 baudas gavau, būtų laikas biškį geresnis, būčiau pakilęs dar. Bet ką, nieko, ką, dabar į Slovėniją važiuom, patostogauti ir patreniruosim. Tai
turistus, kaip plaukti reikia. Ką pasimatysim Slovenijoje? Ką?